Titas prisimena, kaip sėdėjo geografijos pamokoje ir stebėjo slenkančius debesis. Juose jis matė ne šalių kontūrus, bet nuosavo verslo svajonę. Šiandien Titui jau 29, bet nuosavo verslo jis vis dar neturi. Ko tik per tą laiką Titas nedirbo. Čia jis buvo barmenu Lietuvoje, čia jau Kipre. Tada metėsi į vyriškų drabužių pardavimus. Ir nors darbai sekėsi gerai, Titą nuolat persekė mintis apie nuosavo verslo pradžią. Titas visai blaškėsi, bet tai įkyriai minčiai atsispirti visgi negalėjo. Jis metė darbą ir įkūrė karybos, karinių žaidimų ir atributikos verslą. Titas tikėjosi sklandžios pradžios, tačiau finansiniai sunkumai tapo jo naujuoju geriausiu draugu. Galų gale jam visiškai pritrūko lėšų prekiams įsigyti, bet kelyje netikėtai pasitaikęs finansų patarėjas rekomendavo pasvarstyti apie paskolą. Jo žodžiais, paskola gali tapti tuo svertu, kuris gali suteikti verslo pradžiai taip reikalingą impulsą. Titas patarimu pasinaudojo, pasiėmė paskolą iš kredito unijos ir ją panaudojo prekiams ir paslaugoms įsigyti. Taip Titas įsitikino, kad tinkama paskola gali ne tik užkrauti finansinius įsipareigojimus, bet tapti svertu siekiant savo svajonių.